Sveiki visi, esu Sandra Jakulienė, Remax kompanijos nekilnojamojo turto brokerė. Mano darbas yra padėti žmonėms parduoti jų nekilnojamąjį turtą Vilniuje ir Vilniaus regione. O šiandien aš papasakosiu apie tai, kaip reikia pasiruošti pirkėjų apžiūrai. Jeigu norime sėkmingai parduoti būstą, turime pasiruošti pirkėjų apžiūrai dar prieš jiems atvykstant. Pirmiausia, įsitikinkime, ar mūsų būstas tikrai atrodo tvarkingai. Ar visi daiktai savo vietose, ar nėra sulūžusių baldų, atsilupusių tapetų ir panašiai. Ar tikrai ant spintelių neguli kalnai dulkių ir voratinkliai nesiplaiksto palubėse. Ar tikrai švarus vonios kambarys ir tualetas. O gal reikia nuvalyti veidrodžius ir langus. Tegul jūsų pirkėjai galvoja, kad esate puikūs, gerai namus prižiūrintis šeimininkai. Prieš ateinant pirkėjams visada rekomenduoju išmėdinti namus, kad bute jaustųsi gaivus kvapas. O jeigu namuose laikote gyvūnus ar rūkote, būtinai pašalinkite nemalonius kvapus kavos aromatu ar kitomis priemonėmis. Netgi galite savo namus papuošti žydinčių gėlių puokšte. Geriausia, kai apžiūros metu būna kuo mažiau jūsų šeimos narių, o gyvūnai tuo metu būna išvesti į lauką pasivaikščioti. Nepamirškite, kad pirkėjai mato ne tik jūsų butą, bet ir su juo susijusią visą aplinką. Todėl prieš ateinant pirkėjams sutvarkykite laiptinę, kur reikia įsukite lemputes, nušienaukite žolę ir aplinkui surinkite šiukšles. Taigi, leiskite pirkėjams pamilti jūsų namus iš pirmo žvilgsnio. Šiam kartui tiek, jeigu jūs turite man klausimų, jeigu jums reikalinga mano pagalba, skambinkite man žemiau nurodytų telefonu arba tiesiog parašykite man elektroninį laišką. Sėkmės!